Na va, pagaliau atvykome. Buongiorno, Italija. Buongiorno, mama. Užeikite į mūsų namus. Apžiūrėkime butuką. Va, ateini, svetainė, stalas, virtuvė. Čia televizorius, sofa. Toliau einam žiūrėti. Koridoriukas ir vienas miegamasis su stalu ir langu. Ir čia kitas miegamasis, irgi 2 lovos didelės. Einam dar pasižiūrėti į balkoną, kas matosi. Nieko nesimato iš tikrųjų, va tik tais kaimynų langai uždaryti, porą atidarytų ir viskas. Išėjom pasivaikščioti, va kokia iškart išlindom į mažą siaurą gatvelę akmenimis grįstą, taip itališka jauku. Imam ledų ir picos. Kaip Andutė sakė, taip ir einam, ledų ir picos pažadėjom vaikams. Kanukas turi savo piniginę, kur laiko pinigus muzikantams. Parodyk, kokią turi. Oho, parodyk. Ne, nedaryk, dar dėsi atgal. Daryk atgal sėsi. Įsirink porą monetų, neišmeskit. Atsargiai. Ir andukui? Dar gali. Na, viskas užteks, jau dabar tikrai užteks. Idėjai. Miestelėje gyvena 18 000 žmonių. Jis yra žinomas tarp alpinistų. Jis yra vadinamas alpinistų sostinė. Ir čia yra netgi rengiamos tarptautinės sportinio kopimo varžybos, kurios pritraukia alpinistus iš viso pasaulio. Tai ne veltui čia jis yra įsikūręs šis miestelis tarp Alpių, jos slėnyje, tai aplinkui vien kalnai, bet pats miestelis labai jaukus, siauros gatvelės jaukios, daug mažų restoranų, kavinukių, visi valgo, mėgaujasi ir labai geras oras, dabar gal 26 laipsniai šilumos. Tetukai, kaip vertini? Kaip pirmam, tai 10. Viskas, atrodo, valgai su makaronus su aliejum ir česnakėliu, pica su pomidoro padaža. Nu, bet bent kaip skanu. Nu ir aišku, italianų aplinkui kalba, tai kaip namie. Iš pradžių dabar jau valgėm picas, o dabar jau einam ledų pavalgyti. Mažos siauros gatvelės,
Ir atkreipkite dėmesį, kad spalvos dažniausiai oranžinės, geltonos, raudonos, tai tuo išsiskiria visas miestas. Vaikai važiuoja su paspirtukais, tai jau visi sveikinasi, žiūri, šypsosi. Tu mane nufilmavai? Taip. Važiuok. Gerai. Va, kaip ir minėjau, labai daug parduotuvių skirtų alpinistams su visokia apranga, batais ir kita įranga. Jaučiamės kaip grįžę į namus, labai jaukus miestas, labai fainai, kad kalnai matosi. Mat prie upelių ką tik buvom, gali jie va dabar parodyti, koks upelis ten gražus. Na ir viskas labai fainai, jaučiamės kaip namie. Vis tiek va dabar buvom kur Čekijai, Austrijai. Fainai ten, bet Italijai geriausia. Gal praeitam gyvenime čia buvome gimę, tai norim sugrįžti. Kačiukai ir šuniukai miega. Tai daugiau ką nors daro, ar tik tiesiog guli? Kvėpuoja. Einam pažiūrėti šokantį dėdę. Smagiai šoka? Taip? Daro, taip. Labas rytas. Buongiorno jau reikia sakyti. Buongiorno. Italijai. Nu va, pusryčiaujam. Vakar buvo labai smagi diena. Pažiūrėsim, kas šiandien laukia. Ledu ir picos vėl norėsim. Norėsiu muzikantų dar. Muzikantų dar norėsi pamatyti. Taip. O tu, kaniukai, ką norėsi? Pinigus duot. Pinigus duot muzikantam. Taip, iš savo piniginės, taip. Išlindom į parką, kol Jegoras dirbs tai ilgai. Šiandien darbo diena, jau pagaliau pilną darbo dieną pagaliau galės dirbti. Tai va, turim laiko. Reikės dar rasti parduotuvę, kažko pietums nusipirkti. Ir va, taip leisim dieną, kol Jegoras baigs dirbti. O čia labai gražus parkas prie pat mūsų, tik kitoj gatvės pusėj. Tai labai patogu. Kur važiuojat? Pas notarą. Pas notarą? Pasirašyti dokumentų? Atvažiavom pasimaudyti, einam link ežero. Tokio gero oro dar čia nebuvo. Aha.
Nu va, įsimaudėm, vanduo 21, bangos kaip jūroj, tai labai smagiai atsigavinau. Jo, ir vaikai įsimaudė. Tai vaikai, patiko? Taip. Einam užkasti dabar. Max troškė. Labai gera, man patinka. Pica lengvutė. Labai karštai. Edulė ką tik mums padarė piculę. Nu, parodykit, kokie laimingi esat. Italijoje esame valgę daug ledų, tai čia gal kažkokie, nežinau, kaip 50 vieta tikrai spėjau. Tai čia veganiškų buvo belenkoks didelis pasirinkimas ir tikrai pistačiai labai skanus, kur neatskirsi nuo ne veganiško. Aišku, nežinau, kiek čia kam aktualu veganiškas maistas, bet čia, sakyčiau, kad geriausi turbūt veganiški ledai, kuriuos valgiam. Perkam naują kilimuką namams, Amore. Dar picos neužteko, tai einam dar paimti. Valgom prie fontano, nes paėmėm išsinešimui, nes ten nebuvo kur atsisėsti normaliai. Va kaip gražiai matosi pilis atsistojusi tam tikrą kampą. Ši pilis yra žymioji arko puošmena. Ji labai traukia iš toli akį ir noris pasižiūrėti, kas čia, ir ją galima užlipti. Ir tikiu, kad labai gražus kraštovaizdis atsiveria nuo ten. Bet dėja nelipsim. Va, vandenėlis teka vietomis, galima rankytės išsiplauti, atsigerti. Šiandien yra penktadienis, trečia diena kaip esam Arko miestelyje ir paskutinė, rytoj važiuosim toliau. Ir šiandien yra pati karščiausia diena, plus 30. Va, Jegoras anksti baigė darbą ir einam pasivaikščioti, dar apžiūrėti, ko nematėme, eisim į kitas gatveles, gal kažką dar pamatysim nematyto. Vėl spalvoti namai matosi, geltoni, žali, oranžiniai, rožiniai, melsvi. Paėmėm dar skaniausių ledų, kur vakar valgiam, kur visi nerealūs veganiški. Dar šitą miestelį galima vadinti dviratininkų miesteliu, nes ši dviračių nesuskaičiuojama galybė. Atrodo, kartais net daugiau nei žmonių vaikščiojančių pėsčiom. Radome prieėjimą prie upelio, einame pasipliuškenti, truputį akmenukų pamėtyti.
labai gerai, kad su šalmais, tai jeigu viens ant kitam ant galvos mes, tai viskas bus ok. Šiaip viskas ir senamiestis yra, ir parduotuvėlių, ir restoranų, tai vat pažiūrėsim, važiuosime toliau jau ten prie jūros, bet čia visas tas miksas, senamiesčiai, ir upės, ir ežero, ir kalnų, labai toks ypatingas, tai labai čia smagu. Grįžinėjom į miestą, einam čia tą keliu ir taip kvepia kažkas, gal kas čia taip kvepia, lauro lapai, va šitas medis yra lauro lapai, lauro medis, tai labai kvepia. Užeinam į bažnyčią, dar nebuvom užėję. Vaikučiai miega, dabar 9 valandos. Mes kaip visada mėgstam savo Food Channel pasižiūrėti. Tai gamina dabar raviolius. Su ko? Su burata. Nors ir nevalgom šitą, bet žiūrim. Bet kaip smagu, mums užtenka tiesiog paklausyti italų kalbos, pasimokyti. Kiek daug žmonių ten kaituoja, pilnas ežeras, kaip fainai. Stovim kamštį ir koks vaizdas gražus. Mes važiuojam į Folį, o rytoj mes važiuosim prie jūros po Folį. O norite, aš jums duosiu dabar kukurūzą su šokoladu.